Labas vakaras, mylimieji, studijoje Ramūnas, Arvydas ir Rolandas, sveiki brangieji, ir mūsų laida Evangelija be cenzūros. Ir mes pradedam šią laidą jau įeidami į tą rudeninį sezoną, kada galbūt tie ir mokslo metai prasidėjo ir turbūt su Rolandu mes irgi mokysimės ir mokysim jūs naujų galbūt. Nežinau kaip Arvydui, nes jam galbūt prasidėjo, mums tai tikrai prasidėjo ir mes tikrai šoksime turbūt gilintis toliau į raštus, į Dievo žodį ir tikrai dalinsime su jumis tais supratimais, ar ne, taip, kuriais mes daliname su Arvydu ir su Ramūnu ir daugelį kitų, bet lygiai taip pat norime ir norėsime ateityje pasidalinti su jumis savo įžvalgomis. Jo, ir kviečiame visus dėl tos vilties, kurią turime šitoje žinioje, kurie su Rolandu dalinamės apie viltį, kuri užrašyta mūsų Evangelijoje, kuri jums paruošta danguje, apie ją jūs esate girdėję Evangelijos tiesos žodį. Mes neapeliuojam į pilną tiesos žodžio pažinimą, bet čia su Rolandu drąsiai keliame klausimus apie tiesą, apie žodžio, kurį naudojam kasdieniam gyvenime, ir čia, kada dalinamės, norime sužadinti jūsų apetitą, sužadinti išeiti iš tos komforto zonos ir visada kviečiame būti aktyviais dalyviais šitos laidos. Ir jeigu jūs nesutinkat, visada pakartoju, parašykite. Aš papildyčiau, iš tiesų tapti tais mokiniais, apie kuriuos čia kalbu dabar apie tikinčius Kristumi žmonės, tais mokiniais, kuriais ragino ir Kristus, ir apaštalai, kad tapti jo mokiniais. O kad tapti mokiniais, tai mes žinom, kad tai yra mokinystė. Reikia skirti laiko, reikia daryti namų darbus, ne tik vieną kartą ar kartą į mėnesį, ar dar rečiau ateiti į bendruomenę ir galvoti, kad aš esu toks krikščionis, kad aš tikrai galiu tikėtis gerų dalykų gyvenime. Aš manau, kad tam ir yra bendruomenės, kuriuose, jeigu jau tikrai negalim skirti to laiko, tai galime bendruomenėje pamokslų metu šito kanalų, sakykime, per medijas visas galime atrasti laidų, kurios tikrai padės kai kuriais klausimais susigaudyti ir augti Kristaus ir jo žinios, gerosios žinios pažinime. Ar tarkim, Rolandai, tau pavyksta tiesos pažinimo žodis aplinkybėse, nes turbūt kaip ir jūs, daugelis, mes irgi papuolame į išbandymus. Mes turime ir gerų, ir blogų dienų. Ir čia galima pasakyti, kaip žodis sako Rolandai, kad ir blogiems, ir geriems Dievas vienodai duoda lietų. Taip ir mes neapsaugoti nuo kažkokio tai išbandymo, į kurį papuolame, bet vienas yra faktorius, kuris iš tikrųjų mus ir veža, ir palaiko, kad mes pažinę tiesos žodį, nesame sugniuždami, nepasiliekam ilgai šituose išbandymuose, mes turime galimybę restartuoti savyje, turėdami dvasią, matyti žodžio galią, kurį mūsų įgalina skelbti patiems savo šitą žodį, kas aš esu Kristuje, ir duoda šitą galbūt diapazoną veikti vėl, nebūti atstumtiems. Aš manau, kad be išimties visi mes papuolame į tam tikras aplinkybės ir papuolame tikrai dėl keletų priežasčių. Tai yra dėl savo pasirinkimo arba sprendimų padarytų vakar, atsidurime šiandien jų pasiekmėje dėl savo charakterio savybių, dėl įpročių suformuotų arba susiformuotų kažkokių tais. Ir aišku, dėl kitų dalykų, kurie yra nenumatyti. Bet yra vienintelis dalykas, kaip mes juose, kaip pasakyti, išbūname arba kaip iš jų išeiname. Ir čia jau yra labai individualu. Ir šiandieną mes norime su jumis pasidalinti galbūt tokia, galbūt jinai ta tema yra mažai kalbama, mes šiek tiek norime aptarti ir pamatyti, kasgi mums, kaip tikintiesiems, maišo arba trukdo išpildyti šitos pažadus arba savo iškeltus tikslus, ir būdami vienam iš renginių Klaipėdoje ir mūsų praeitose laiduose gerbiamas svečias Tadas, jisai dalinosi šitą žinią, ir mes su Rolandu nutarėm šiek tiek jau be svečio apibendrinti, pasikalbėti, ką mes pamatėme iš vidaus,
kas yra teigiamų, kas yra galbūt... Kas galėtų būti geriau. Kas kad būtų geriau ir leidžiame savo šiek tiek kritikos, nes kritikos negaunam, dabar mes šiek tiek duosim kritikos. Tu neprisiprašyk tos kritikos iš tiesų. Nes norisi būti objektyviam, nes ne vien tik tai čia mes kalbam, norisi pamatyti iš kitos galbūt objektyvumas tai tokia reliatyvi savoka. Taip, galbūt. Tai iš tiesų mes labai džiaugiamės, kad turėjom galimybę paruošti 2 laidas su Tadu, kuris tikrai nuostabiai pasidalino savo ir viziją, ir darbais, ir troškimais. Ir kaip ir Arvydas sakė, mes taip pat sudalyvavome rugpjūčio 15 dieną šitame šlovinimo renginyje, kuris truko visą dieną baptistų bendruomenėje, kurioje susirinko tikrai iš daugelio bendruomenių šlovintojai, šlovinimo komandos ir ten praleido laiką ir galbūt kažkiek galėsime pateikti savo pastebėjimus. Įžvalgas. O įžvalgos yra tokios, kad prie viso šito gero renginio organizavimo, kur jau ir Tautvydas pradėjo, yra pirmieji galbūt tokie... Tadas Daujotas, tą renginį suorganizavęs kaip organizatorius. Aš praleidau didžiąją dalį dienos, man labai tas renginys patiko, mane tik tai, galbūt čia yra žmogiška pusė, mane liūdino tą... Ne, tai dabar pradėkime galbūt, kas patiko. Kas patiko? Patiko iš tikrųjų tas rinkinys šlovintojų, tos akustinės, netgi nepompastinės muzikos, bet jos gan suorganizuotos tiek maldos, tiek tų giesmių fone. Ir tai buvo gera tokia aura, nes buvo iš tikrųjų geros giesmės ir geras išpažinimas ir geras maldos vedimas. Tai galbūt iš tos pusės, kas labiausiai man patiko, ir tai buvo dalyvavimas, bendravimas, apsikeitimas nuomonėm su, kaip tu paminėjai, iš ne vienos, o iš keletos bendruomenių susirinkę tikintieji, kurie čia tiesiogiai dalinosi savo išgyvenimais ir ten iš tikrųjų vyko veiksmas. Aš tik tais gal irgi papildysiu, kad paantrinsiu, kad tikrai tai, ką išvardinai, man lygiai taip pat tai patiko. Ir galbūt ta mintis, pati idėja patiko, kad iš skirtingų denominacijų ir skirtingomis doktrinomis, kaip sakoma, išugdyti krikščionis susitiko. Tai tas bendras susitikimas man dar, kaip pasakyti, labai imponuoja, o kas nelabai patiko, mes galėsim neužilgai irgi. Jo, ir tas iš tikrųjų reikalingas, turbūt, Rolandai, manau, kas stipriausia yra mūsų tikėjime, tas pasinirimas į šlovinimo, garbinimo atmosferą, kurioje iš tikrųjų vyksta, kaip Dievas sako, ten, kur 2 ar 3, ir ten, kur yra ieško jį ir garbintojai šlovina, apsireiškia jis, ir iš tikrųjų yra tame tau ateina... Ne tik apsireiškia, bet sako, atsako. Ir atsako, ir ten ateina pamąstymai, daugelis dalinosi savo mintim, ir ten buvo ir tokių kaip vidinių išgydymų iš tų nereikalingų įsiskaudinimų, nes buvo tokių liudymų. Man patinka, kad tas laikas, kas dažniausiai mes jį branginam, laikas prabėgo taip greit, kad tu tame šlovinime ir garbinime pasilikdamas, tu net nepastebi ir tu atrodo jau nori pakilti ir eiti, bet ne, tu pasilieki. Va tas laiko tėkmė labai irgi palėtė, labai senai išgyventas. Aš manau, kad to trūksta mūsų bendruomenėse, ne grandiozinis šlovinimas, bet dvasioje, kaip ir tiesoje, kad yra tas... Pati nuostata jo, dėl ko iš tikrųjų, dėl ko mes... Ką aš irgi pastebiu, aš tiesiog pertraukiu, kad papildyčiau, kol mintis nenubėgo, kad iš tiesų pastebim, kad bendruomenėse koncentruojasi tam tikras formas, reglamentus ir neleidžia, kaip ir Tadas, kitką minėjo, pasileisti tikintiesiems plaukus, arba tam pačiai šlovinimo komanda yra reglamentas, kuris, reiškia, įpareigoja ir pasimokymas. Ir čia ir gaunasi, kad, tam tikras mokymas reikalingas. Kartais to mokymo ir nereikia, ar ne? Sakykime, kartais labai reikia. Tai čia vėlgi labai svarbus tas jautrumas
ir laisvė, svarbiausia laisvė veikti susirinkimuose. Jo. Nu ir vienas dar iš tų galbūt... Čia mūsų, mano bent jau tokia nuomonė. Čia iš tų dar teigiamų, kad tarkim, vat, tai yra originalu, Lietuvoje nelabai daug yra, vat, kad jo forma, tą vadinamą Dovydo palapinės, pasirėmęs galbūt tokiom ir žydiškom giesmėm, aišku, tas jo simbolinis šofaro pūtimas, tai galbūt kažkiek tai emociškai vienyje krikščionis, nes mes turim kažkokių sentimentų, vieni daugiau ar mažiau, ir ta vat forma, jinai pinta, daugeliui tai nepatinka, bet Tadas ją drąsiai naudoja ir aš manau, kad tai tam tikroj vietoj jinai suveikia, nes mes vis tiek šaknis savo kildinami iš tokio. Matai, aš galvoju, kad čia yra labai normalu viskas. Jeigu tau šitą formą jinai tave įkvėpia, bet tu ne į formą įtikėjai, bet ta forma kažkaip tave sužadina, paskatina, įkvėpia, tai aš galvoju, visos formos yra turbūt priimtinos. Svarbiausiai, kad ta forma netaptų tuo esminiu šaltiniu. Jo. Jo. Tai yra, kad neužimtų Dievo vietos. Jo, nes... Taip, kad dėl formos aš tikrai nesiginčyčiau, nes daug bendruomenių skirtingas formas naudoja. Taip, kad formos yra gerai, svarbu, kad jos netaptų tą vietą, neužimtų pagrindinę. Nu, tarkim, viskas tai yra gerai ir matosi tas mastelis. Jisai mūsų laidoje Rolandai tokia, kaip aš jį pavadinčiau, pulkininkas arba krikščioniškas generolas, jisai strategavo. Ir tai turi apsispręsti, laipsniai skiriasi. Jo, tai keliam iš karto. Yra, matosi, kad yra ta strategija, kur iš tikrųjų, galbūt trūksta ir kritiškai žiūrint, jos galbūt net nėra ir daugelis bendruomenėse, kad mes neturim tokio vadinamo lyderystės kažkam tai kažkur tai, nes iš tikrųjų galim nukreipti Rolandą ir į save, kad mes kažko nepadarom, bet mes taip užauginti. Mūsų krikščioniška galbūt įtikėjimo istorija prasidėjo prieš kokį 20-30 metų, kada mes turėjome 30 ir daugiau ir prabudimo lyderiai ten. Aridas norėjo save pajauninti, čia reikia suprasti. Jo. Tai buvo labai galbūt paprasta, nes buvo tada lyderystė, tada buvo kažkoks tai komunikacija tarp bažnyčių miestų, tai ir Vilnius, ir Kaunas, ir tie visi lyderiai draugavo, bendravo ir mes papuolėme į kažkokį galbūt tokį 15 metų vakuumą ir galbūt šiandienai tas jaučiasi, nes tęsdamas tą tokį pastebėjimą kitos pusės, kad nuvilė, nes šitam renginėje visiškai nesimatė nei vieno pastorių. Aišku, vienas pastorius buvo. Negali sakyti visiškai, tikrai keletą buvo, bet tiek, kiek galėjo būti, jų nebuvo. Ir aš tada prie tavo minties grįšiu, kad prieš 30 ir daugiau metų, kai prasidėjo tas prabudimo judėjimas, sakykime, kai jauni žmonės didžiąją dalimi pradėjo gręžtis į tą vadinamą, jau sako, tikrai gyvą į Dievą, nuostabų, ar ne? Tai buvo daug entuzijazmo ir noro kitokume ir buvo tas vienybės ir plus iš po, reiškia, Sovietų Sąjungos jungo išėjimas. Visa tai labai daug siejo, tų sąlyčio taškų buvo, to vienumo. Kas įvyko vėliau? Įvyko vėliau, kad pradėjo žmonės atsitraukinėti, pradėjo nesutarti, pradėjo, reiškia, kurtis mažas grupelės, bendruomenėlės ir taip į tas celiukės išsiskirstė tas didelis judėjimas protestantiškas, išsiskirstė į tas bažnytėlės, celiukės ir šiandien mes tai turime. Ir atėjo į kiekvieną tą tokią bažnytėlę skirtingi mokymai. Ir čia aš galvoju, kad čia buvo didysis tas posūkis, kuris tikrai suardė mūsų vienybę, tikėjimo vienybę, kad atėjo skirtingi mokymai, ką Paulius labai aiškiai sakė, svenkite, žiūrėkite tų visų skirtingų mokymų, nes tai jomis išnešios, ką ir mes matome šiandien. Taigi, aš galvoju, čia mano visiškai subjektyvi nuomonė, manau, kad mokymai ir žmonių neatnaujinti protai ir charakterio savybės, jos tiesiog ištaškė, nes žmonės negeba pagarbiai gyventi vienas su kitu, kai nesikeičia, nes jie nori, kad tu būtum toks kaip aš, pagal mane gyventum, o tu norit, kad aš pagal tave elgčiausi ir gyventi. Ir čia konfliktas, kai mes neatrandame to sprendimo sąlyčio taškų. O atrasti tam reikia nuolankumo, tam reikia keisti įpročius abiem pusėm.
Tas pats yra santykiuose šeimoje, su vaikais, bendruomenėje, darbuose, kolektyve. Taip, kad visur reikalinga. Tada, Rolandai, leisiu tavęs paklausti. Mes pasakėm, kad tų kaip ir vyresnių, jų nedaug buvo, bet galima kritiškai pasakyti, kad netgi bažnyčios lankytojų tai buvo toks, jisai ganėtinai mažas, toks nedidelis, keletą tų akių, kurios yra, ir tai galbūt irgi šiandienai, galbūt... Ir dabar galime užduoti savo klausimą. Ir čia mes priėjom prie tos dalies, kas mums, sakykime, kliuvo arba galėtų būti geriau, ar ne? Tai kliuvo mums tikrai toks limituotas bendruomenių narių apsilankimas. Tikrai tiek, kiek turime bendruomenių, tiek, kiek šlovinimo grupių buvo, tai dalyvių galima buvo tikėtis žymiai daugiau. Klausimas, brangieji, kas trukdė mums ten atsidurti? Ir galime mes su tavim dabar čia filosofuoti. Ir aš vieną iš minčių pasakysiu vėl. Mokymas. Aš pamatysiu ten tą, aš nenoriu su juo susitikti galimai ir visą kitą. Aš tiesiog pasileidau plaukus. Ir tai yra kas? Tai yra įsižeidimas, tai yra išdidumas, tai yra baimė, tai yra daug dalykų, kurie trukdo. Aišku, ir aplinkybės prisidėjo prie to, nes tai buvo šventinė diena. Vėlgi. Taigi, sudėjus visą šitą, mes žiūrim, kam kokie prioritetai ir kam kas yra svarbu. Ir čia buvo liūdesys iš tikrųjų. Aš labai džiaugiausi kiekvieno atėjusi. Tikrai buvo labai įdomu pamatyti iš to, prieš 30 metų, kurie išėjome iš to prabudimo, to judėjimo, ar ne, kurie jau kažkur kitose bendruomenėse, tu su tokiu džiaugsmu nori sutikti. Ir buvo tokių, kad prieini ir jisai truputį matosi, kad privengia tavęs ir tada pradedi galvoti, ar man kažkas negerai, ar jam kažkas negerai. Supranti? Mes su tai... Liktais brolis Kristuje ar sesuo, bet elgesys nelabai. Mes jau, Rolandai, su tai net nežinome, kaip mus įvardino bendruomenė. Nesvarbu, kaip ne, bet mes turim reiškia įvardinimą, nes mus pamatė iš karto akių nuleidimas ir tame yra, kad... Mes ne apie visus kalbame. Ne apie visus, bet tame yra, kad jie iš ten. Čia kaip yra apaštalas Paulius, sako, kai šį dabar pasivadinot, vieni to, vieni ano. Taip, ten yra vardai, ten yra nusakytos kažkokios tiesos ir galbūt tai mums ir trukdo. Mums sunku perlipti vienas kito, nors sako... Bet buvo gerų apraiškų. Buvo gerų. Buvo ir, sakykime, po ilgo susitikimo ir susitaikymo apraiškų, kada žmonės išnaudojo tą galimybę, kadangi skirtingose jau bendruomenės ir susitikti šitame šlovinimo renginyje ir vis dėlto pripažinti tam tikrus, sakykime, savo neteisingus mąstymus arba nuostatas į asmenį, ar ne? Žmogui buvo susitaikymo, kas buvo tikrai be galo gražu ir nuostabu. Ir čia yra va šitas perliukas, kad per būtent šitaip susitaikymas, būtent šitaip plinta dangaus karalystės principai. Būtent šitaip dauginasi meilės apraiškos. Kieno? Mūsų tėvo, kuris ir yra meilė. Bet ne, mūsų tėvas nėra teisimas, smerkimas, ignoravimas, vengimas ir nenoras pabendrauti su kita tikiu. Tai mes čia su tavim aptarėm šiek tiek iš to renginio, kad galima forma, kad jungtis ir kažkaip tai daryti kažkokią įtaką tiek mieste arba bendraujant, tai yra šlovinimas per maldą, galbūt tai yra tokia stiprioji dalis, kuri galbūt ir lengviau įkandama ir prieinama. O kaip tu manai, kaip mes galime kitokiu būdu, nes juk tu pats stebi ir bendrauji ir matai, kad dažnas krikščionis, tas ir kur ir seniau sutikęs ir tam renginį uždavė klausimą, man vienas iš mūsų narių buvusis, jisai uždavė klausimą tokį, kur aš irgi susimašiau, ką mes darom. Ir tame klausime... Dabar jau ir aš susimaščiau. Ir tame klausime aš supratau, nes toks pat yra, brangieji, nusivylimas, toks pat yra aplinka ir mes tavim gerai žinome, kad krikščionys, taip kaip ir pasauliečiai, jie nieko nesiskiria, jie taip pat išbandymuose, jie taip pat tokiam informaciniam
vakume arba taip pat mokesčius moka kaip ir visi. Ir čia galbūt yra, kad pavargome nuo šitų visų sąmokslo teorijų, nuo bažnytinių teorijų, nuo mokymų, kurių iš tikrųjų labai daug. Ir mūsų svečias, ką mes labai gerai su tavim pagavom, pasakė, kad jis irgi prieš tos vadinamus mokymus, kurie galbūt įvelia į doktrinas, įvelia į didelį. O mums reikia ką? Dvasioje tiesoje išlovinti, mums reikia, kaip įsakymas, mylimieji, nors tas žodis yra, jis yra kaip nevartojamas mūsų, kad mes turime mylėti viens kitą, nes sako, kas nemyli savo brolį, tas nepažįsta Dievo. Mes tai visą laiką savo laidoje sakom, kad visi yra išgelbėti, visi yra jau pasodinti yra Kristuje, tik ne visi žino. Tik tai mums trūksta vienos savybės, mums trūksta to bendravimo arba to... Aš tada nuo savęs truputį pridėsiu toj minty, va tai, ką mes akcentavom, kas mums nelabai ir patiko arba kliuvo kaip taisytini dalykai, tai tas dar nenoras tarp bendruomenių narių nuoširdžiai priimti vienas kitą iš tiesų. Ir tai nėra ta vienybė ir ta meilės išraiška, kurią žmonės matydami sakytų, štai ten yra tarp jų Dievas, ar ne? Jeigu mes pažiūrėsime ir Evangeliją pagal Joną 17 skyriuje, Jėzus sako, taip, kurie čia paimsime eilutę, gerai, nuo 20, ne tik sako už juos meldžiu, bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės, kad jie visi būtų viena, kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, kad ir jie būtų viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, arba žmonės, kurie nepažįsta Kristaus, įtikėtų, jog tu mane siuntei. Ir 23 eilutė sako, ir aš juose, ir tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę. Ir tik po to pasaulis arba žmonės, kurie nepažįsta Kristaus, pažintų, jog tu mane siuntei ir pamilai juos taip, kaip myli mane. Tai šitą eilutę mano klausime, ką darom, aš buvau paklausęs, mes turim visų pirma susivienyti, susivienyti kaip, ne denominacijom susivienyti, mes turim susivienyti dėl kažkokių tai tikslų. Aš manau, kad tų tikslų tokių didesnių, kurie kaip šitas renginys, galbūt Lietuvos pakrašty kažkas tai yra, bet šiandien mes matom, kad Klaipėdoj atvažiuoja visai iš kito krašto ir organizuoja tokius renginius, tai čia daržas į mūsų klaipėdiečiai, į daržą akmenukai, kažko tai mes nepadarom. Iš tikrųjų yra, Rolandai, tie bendri pusryčiai, pastorių, kuriuose tu irgi lankaisi. Ar per tuos metus, pusę metų, ten irgi yra ta vienybės stoka ir ten klausimai užduodami tokie pat. Ar čia mes tik su tavim kažkaip matom, kad tai yra problemų? Gal nėra iš tikrųjų problemų? Galbūt toks kiekis, koks susirinko, tas renginys įvyko. Bet aš manau, kad iš tų mažų tokių dalykų ir susideda, kada mes nesugebam per tokias šventes, jos yra kaip priešprieš. Aš manau, kad yra nebereikalo pasirinkta buvo ta diena ir yra antri metai jau. Jo, bet mes čia iš tiesų turėtume labai aiškiai suvokti, kaip tikintieji, nesvarbu kaip jūs besivadinate, suvokti, ką mes einame, ko mes siekime ir kaip mes norime iš tiesų atnešti žmonėms Kristų arba Evangelijos žinią. Kokią žinią ir kaip atnešim, nes tikrai žmonės, tai kaip mes galvojam, kiek mes dabar pažįstame ir pačio Dievo, ir rašto, ir jo tikslus, kiek esame jau išgryninę, taip žmonės nežino. Ir mūsų užduotis yra atnešti tai su visa pagarba, su visu nuolankumu, tą tikrąją maksimaliai pagal mūsų pažinimą žinią, tokią, kokią galima atnešti šiandien. O ją atnešime tik tai būdami vieningi, skirtingi, bet vieningi ir meilės dvasioje arba meilėje arba pagarboje, kaip jūs norite, taip ir vertinkite per šitą prizmę. Nes kitu atveju, žmonės pasidalins. Tai kur, mes jau kalbėjom, tai kur iš tiesų, kuri bendruomenė yra ta tikra. Nei viena nėra tikra. Arba visos yra tikros. Kaip čia jūs paimsit taip ir nes vienas, sako Dievas, vienas Jėzus Kristus, tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus, ar ne žmogus Jėzus Kristus, viena dvasia, vienas tikėjimas. Nieko nėra daugiau. Yra tik skirtingi mokymai.
Ir tai yra žmonių sumastyti, pergyventi ir pasidalinti. Ir liūdniausia, kad tie mokymai tampa tokie, kaip pasakyti, nepajudinami kaip konstanta. Va čia ir yra bėda, nes mes pažinime taip pat augame. Ir jeigu prisiminti mūsų ir laidas, ir pačioj pradžioj, jūs galite matyti mūsų transformaciją, mūsų metamorfozę, kai mes kalbėjome pradžioje, sakykime, pirmas kokius metus, vienokie kryptimi, po to mūsų pažinimas, mūsų supratimas ir mūsų kalba pradėjo keistis ir mes pradėjom irgi keisti. Ir tai yra gerai, nes tai nėra nepajudinama, tai yra keičiami dalykai. O dažnu atveju aš matau nekeičiamus ir stovima ant to seno apreiškimo, tokio viduramžinio ir bandoma jį pateikti kaip skanų, šiuolaikišką patiekalą, šviežią patiekalą. Tai yra sena, praeityje ir jau nebenaudotina. Tai yra istorinis, archyvinis dalykas. Ir va čia aš galvoju. Ir galbūt ta iš tokių kaip, galbūt priežasčių, mes turbūt kaip krikščionys nesam įdomus. Mes nesugebam pateikti tą skaniai, mes pasirenkam tokias formas, kad... Kaip tu gali būti įdomus, Erdai? Ir dar vieną pasakysiu. Atsiprašau, broliai, seserys, kokius aš veidelius sutikau šitam šlovinimo renginyje, tai kartais momentais atrodė, kad tarsi laidotuvėse būčiau. Jo, kaip... Kur išgelbėjimo džiaugsmas, kur gyvenimo džiaugsmas, kur viltis, kokiamis viltį, kokį džiaugsmą galime tokiais veidais atnešti, tokiom pavyzdom. Aš tai rekomenduoju, pasižiūrėkime dažniau į veidrodį išeidami iš namų ryte. Ir nusišypsokime pirmiausiai savo. Reikia turėti didelį veidrodį, kad... Svarbu pamatyti savo atvaizdėlį. Aš galvoju, kad mūsų laikas eina į pabaigą ir galbūt sekančiai laidoj kažkiek galbūt pasidalinsiu trumpai mintimis apie susitikimą pastorių ir maldos pusryčiai, kurie vyksta Klaipėdoje kiekvieną paskutinį mėnesio trečiadienį. Ir tai yra tikrai didelė dovana Klaipėdai, aš manau, ir Lietuvai, nes pagarba, sutarimas, vienybė, tiek kiek gali egzistuoti, jinai yra tarp bažnyčios vadovų ir vyresniųjų. Mokymai tikrai juntami, kad yra skirtingi. Bet čia yra procesas, čia yra laiko klausimas, kada mes išeisime į tikrai tobulą Dievo vaikų laisvę ir vienybę. Ir galbūt toj laidoj, sekančioj kaip anonsas prie Rolando, aš manau, kad galima dar kartą su tavim aptarti, kasgi šiandieną mums maišo arba kas mums trukdo pažinti, kad mes efektyviai skeltume tą gerąją žinią, ko aš matau. Ir su kitokiu veido išraiška. Su kitokia veido išraiška, nes ir to renginio metu visi trokštame vieno, kad tai būtų paskelbta. Ir pabaigai labai trumpai atsisveikinus viena rašto vieta, kuri padrąsins mus. Nes tėvui patiko jame apgyvendinti visą pilnatvę ir per jį visą sutaikinti su savimi, darant jo kryžiaus krauju taiką. Per jį sutaikinti visą, kas yra žemėje ir danguje. Viskas, mylimieji, jau buvo dvasiniam pasaulyje atlikta. Šiandien mes tik tai nepasiimam arba nežinom, kaip tai pasiimti arba kaip tai pasinaudoti. Ir tą, kaip tai pasinaudoti, aš manau, mes Rolandą aptarsime kitoje laidoje. O dabar ačiū, kad buvot su mumis. Sudie, brangieji, iki susimatymų. Ačiū, kad stebite mūsų laidą. Iki. Sudie, brangieji, gražaus ir turiningo savaitgalio.